Понятно, с Таванорем. Алло! Пардон. Çayda çayda.
aistringumą, piktą pageidimą, taip pat ir būdumą, kuris yra santūrystė. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pilnam pažinimui pagal savo kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visose Kristus. Tai Dievo žodis. O Dieve, tave tegarbina tautos, tešlovina visos tautelės. O Dieve, tave tegarbina tautos, tešlovina visos tautelės. Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus giedrų veidų težvelgia. Tegu jo žygius pažįsta pasaulis, visų tautų žmonės jo išganingąjį darbą. O Dieve, tave tegarbina. Anuo metu bendras ateistas paskaitė Petrarko Evangelijos. Tai Jonas Krikštytojas. Jis prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikė stebuklingos jėgos. Matronas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir įmesti į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijado. Nes Jonas jam sakė, tau nevalia jos turėti. Tai Dievas mano, kad žemėje Jono Krikštytojo galva. Karalius nunyko, bet dėl priešinimo ir išklausyti jie nebuvo. Jis pasiuntė įsakymą nukirsti kalėjime Jono galvą. Galva buvo atnešta žemėje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. Tuomet parašyta daug knygų, tačiau niekas nesurašys viso to, ką patyrė šimtai tūkstančių niekuo nekaltų lietuvių. Jų kaltė buvo tik ta, kad mylėjo savo gimtus namus, vaikus ir Dievą. Dažnai tremtinius padalindavo atskirdami vyrus nuo moterų, kad dar labiau būtų apsunkinta jų dalia. Drauge su tremtiniais į Sibirą, į lagerius vežė ir kalinius, kuriems Kremliaus troika atseikėdavo, jei būdavo visiškai nekaltas 10 metų, jei buvo išėjęs į mišką 25 metus. Šitų kalinių gyvenimas buvo ypač sunkus. Daugelis jų mirė šachtose, miškuose, būsime tik pas viešpatį. Badaudami, šaldami ir kasdien stovėdami prie katorgiško darbo, lietuviai mąstė tik apie tėvynę. Ir tik šitos mintys davė jiems jėgų ištverti. Jų
Jų lūpose buvo nuolatinė malda: Dieve, parvesk mus į tėvynę. Tironui Stalinui mirus atsirado viltis sugrįžti namo. Tačiau daugeliui durys į tėvynę buvo uždarytos ir reikėjo buveinės ieškoti kur nors Latvijoje ar Kaliningrado srityje. Pusės amžiaus vergija jau yra praeities istorijos puslapiai, o ištvėrusieji šiandien dėkoja Dievui už laisvą tėvų žemę, nors ir netokia svetinga, kai buvo viltasi, bet vis tiek savo nesvetima. Deja, šiandien mes pergyvename dėl naujų tremčių, kai patys žmonės palieka savo tėvynę ir išvažiuoja ieškoti laimės į tolimiausias šalis. Išvažiuoja palikdami šeimas, vaikus ir senus tėvus. Kai kas išvažiuoja net pardavinėtis, o paskui jis visą tautai įstūmė į karo sūkurį. Šiandien pabėgusieji iš Lietuvos, o ir likusieji pastoviai susiviliojantieji pažadais, dovanomis, reklamomis ir atiduodantieji valdžią į rankas mąstantiems tik apie prabangius limuzinus, vilas prie ežerų, valdiško turto užgrobimą ir panašius dalykus. Jie neturi meilės tėvynei, meilės būtinos normaliam šalies piliečiui. Be šios meilės, be šios atsakomybės mes pasmerkėme save ir savo vaikus labai miglotai ateičiai. Šiandien reikia pasidžiaugti, kad mes jau nesame tokioje gilioje duobėje kaip anksčiau. Jau yra prabudusių žmonių, kurie suvokia, kad negalima visam laikui kurtis svetimose žemėse, kad vaikai privalo augti Lietuvoje. Jau turime mąstančių žmonių, nesusiviliojančių pigiais priešrinkiminiais triukais. Jau pradėjome atskirti žiniasklaidos užsakomus straipsnius ir reklamą, nieko bendro ir Lietuvą mylinčią širdį. Apaštalas Paulius savo laiku rašė į pagonybę linkusiems krikščionims. Cituoju: Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Ir baigdamas laišką apaštalas ypač ragino numarinti savyje godumą, kuris yra stabmeldystė. Man atrodo, kad šiandien mes Lietuvos žmonės turime būti giliai įsisavinę, ypač jų.
melskime Viešpaties savo sūnaus kūno ir kraujo mus pastiprinęs, gausiai apdovanok meilės dvasia, kad sugebėtume tarp žmonių įkurti jo paliktąją ramybę. Užbaigėme mišių auką. Ačiū visiems, kurie nuoširdžiai dalyvavote. Ačiū visiems, kurie drauge stiprinotės dieviškąją duoną. Padėkojome Viešpačiui už Lietuvą, už laisvę. Suteiksiu visiems palaiminimą, kad būtume atsakingi savo tėvynės piliečiai. Suteiksiu palaiminimą, kad turėtume drąsos užmiršti savo asmeninius interesus dėl to, kad visai Lietuvai būtų gera, kad mūsų tėvynėje visi žmonės jaustųsi laimingi ir kad nei vienam neteitų mintis bėgti toli nuo tėvynės, nes tėvynę prarasti yra pati didžiausia nelaimė. Daugiau nėra ką prarasti, nebent amžinybę. Ties vardui. Tie padeda mums Viešpats. Tie palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonė. O dabar visiems labai smagios šventės. Dalyvių sąskrydžio su Lietuva širdį 2007 organizacinio komiteto pirmininko Kauno apskrities viršininko pavaduotojo Zigmanto Benjamino Kazakevičiaus šventės atidarymui skirtas žodis. Ir laisvės kovų dalyviai, mūsų mėly svečiai iš Latvijos ir Estijos. Ačiū. Pokario metais prasidėjo dėl nekaltų žmonių tremtys, prasidėjo kova, kuri tęsiasi ištisą dešimtmetį, tačiau jėgos buvo nelygios. Todėl džiugu dabar nepriklausomoje Lietuvoje matyti tų įvykių gyvus liudininkus, susirinkusius čia ugnį, kaip mūsų tautos gyvasties egzistavimo simbolį atnešti į šį slėnį. Ši ugnis simbolizuos, kad Lietuva gyvavo, gyvuoja ir gyvuos per amžius. Šiandieną taip pat organizacinio komiteto vardu aš noriu nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo. Pirma, labai didžiulę paramą mums suteikė Krašto apsaugos ministerijos atskiros tarnybos, Ariogalos seniūnijos įvairios tarnybos, Ariogalos vidurinės mokyklos. Sveikinu visus ir dėkoju. Ir ypač džiaugiuosi, kad šiandieną kaip niekas gausiai susirinko tai mūsų politinių kalinių tremtinių choristai. Ir taip gražiai pascelebravo, taip gražiai palaikė giedojo šventų mišių metu. Ačiū. Dėkojame šventės su Lietuva širdį
organizacinio komiteto pirmininkui Zigmantui Benjaminui Kazakevičiui. Į slėnį įbėga nuolatiniai mūsų šventės dalyviai bėgikai, nešini laisvės ugnimi. Ugnis uždegta ir atnešama iš įvairių Lietuvos kovų vietovių. Bėgikų kolonos priekyje kauniečiai, jie neša deglą, uždegtą karo muziką. Mano dukra Martina Aštrauskaitė Pikuličienė. Šios šventės bėgikų kolonoje panevėžiečiai, prieniškiai, valio, kuršėniškiai, Telšių komanda, kuri jau bėga 15 kartą. Visus palydėkime plojimais. Jie neša ugnį prie mūsų šventės aukuro. Džiaugiamės visais, nešančiais laisvės ugnį. Džiaugiamės veteranais, kurie dalyvauja kelintą ar... Šventės aukuras, amžina tautos atmintis. Ir Lietuvos. Juozai, yra kava.